pažintis, žinot. Mes tokią turėjom, žinokit, aš už tai ir paėmiau, bet vat, gaila, kad FM nėra, net negalvodamas nupirkčiau. Jo. Mes į sodą dar veždavomės klausyt. Liuks, šiltai. Ačiū labai. O veikia šitas daiktas? Jam netinka, bet gerai bus. Čia berniukui 5 metų, bet ką nors. Ateis svečiai, jo, išdalins po to. Ačiū laimingai. Atvažiavome į bagažinių turgų, jau spėjau apeiti viską ir ten pamatysite šį bei tą, ką čia pardavinėja. Labai standartinis, tikras bagažinių turgus, niekas specialiai nėra pakėlęs kainų, daiktai labai paprasti. Va, ir radau labai fainą vietą tokio pardavimo ir pagalvojau, kad truputėlį pakalbinsiu ir šitos vietos savininkę. Nutariau šitoje vietoje šiek tiek pakalbinti savininkę ir pasiklausinėti, kas ir kaip čia parduodama. Labai šauniai atrodo šita vieta. Tai sveiki, papasakokit, ką parduodat, kas čia yra geresnio pas jūs. Viskas patys geriausi dalykai, kokie tik gali būti. Nėra nieko blogo, nėra nieko negražaus. Nu kur pasižiūrėk, va. O, kokio grožio ąsotis. Su arklio galva rankena. Kokio grožio katinėlį, va. Tai šitie visi daiktai turi kažkokias istorijas. Gal galėtume truputėlį papasakoti, kokios tos istorijos? Kiekvienas daiktas turi savo istoriją, nes jisai greičiausiai buvo paimtas nuo žemės kažkur, visas purvinas, tada visas išvalytas, išblizgintas, sugražintas ir va atsiradęs čia. O iš kur tie daiktai atkeliavo? Iš Anglijos bagažinių turgų, Karbu Seilų, iš Čerikų šopų. O vat aš dabar šiek tiek pavaikščiau, pafilmavau daiktus čia aplinkui ir tokį vat susidariau irgi kažkokį pirminį įspūdį, kaip atrodo tas bagažinių turgus. Ar jis panašus Anglijoje? Jisai nelabai panašus iš tikrųjų. Gal jis čia labai tvarkingas dar sakyčiau, nes Anglijoje tai dauguma jų vyksta kažkur pievose, laukuose, ant žolės. Ir tiesiog ten visko labai daug ir ten reikia ieškoti, knistis, raustis. Tai va, ir tada valyti, plauti, tai panašu, bet ne taip. O kaip galvojate, ar verta tokią turgaus kultūrą puoselėti Lietuvoje, ar yra prasmės? Aš manau, kad tikrai taip, nes yra gerai, kai daiktai gali surasti kitus namus, o neatsidurti šiukšlių dėžėse. Jo, ir man netgi pasirodė, kad tai panašu į gerą laisvo laiko praleidimą, ar aš teisus? Taip, čia yra tiksliau jau hobis gaunasi. Hobis ir ypač kai geras oras, tai tiesiog gera pabūti ir lauke.
Tai ačiū labai, buvo labai smagu pamatyti jūsų šitą prekyvietę, išgirsti įdomios informacijos ir geros jums prekybos. Iki.